Čenelingas nuo Dievo Tėvo, nuo kosminės sąmonės. Noriu jums šiandien, mano brangus vaikai, perduoti žinią, kad Žemė labai sėkmingai pereidinėja į 4 dimensiją. Paskui, kaip jau minėjau, į 100 metų panašiai prisitaikymas prie šios dimensijos vibracijų. Paskui, eigoje, dar 50 metų bus pereidinėjimas Žemės į 5 dimensiją, kas atneš Žemės gyventojams aukso amžių, šviesų ir laimingą gyvenimą. Bet 5 dimensiją pasieks ne visi, tik labai išsivysčiusios sielos. 4 dimensija Žemė išliks dar apie 200 metų. Po to liks tik 5 dimensija, toks jau Žemės planas. Kai kas jau yra perėję į 5 dimensiją savo švara ir vibracijų aukštumu. Kai kas gyvena 4 dimensijoje jau daugelį metų. Visi jūs telpate Žemėje. 3 dimensijoje Žemė egzistuos dar apie 70 metų. Po to, po truputį, jinai bus uždaryta, nes čia nebebus tokių žemų vibracijų, kurios dabar yra Žemėje, karas, ligos ir taip toliau. Tie, kas negalės pakelti savo vibracijų į 4 dimensiją, tai yra nuo 40 iki 70 Hz, turės pereisti žaisti gyvenimo žaidimų į kitas planetas. Tai bus po žmogaus mirties, jis natūraliai reinkarnuosis į tokias kitas planetas, kuriuose vyks 3 išmatavimo gyvenimai. Viskas vyksta natūraliai ir palengva, ir nėra ko jaudintis ir baugintis. Čia Žemėje jau dabar vyksta dideli pasikeitimai, akimis jūs nematote, nes jūsų regėjimas apima tik 1/3 iš viso to, kas yra. Jūsų kūnai taip pat yra transformuojami ir šiuo gyvenimo periodu. Eina į Žemę energijos, kurios dirba su jūsų fiziniais kūnais ir kitais jūsų energetiniais dvasiniais kūnais. Ypač tie, kurie jau yra įėję 4 dimensiją arba į ją lipa, tiems ypač daug yra suteikiama pagalbos, tai yra energijos valo jų kūnus, atstatinėja, gydo ir jaunina. Jeigu jaučiate, kad kokios tai energijos veikia kažkaip jūs, jokių būdų nebijokite, atsiduokite, tai eina jūsų kūnų transformacijos į naujus eros kūnus. Tai bus sveikesni ir gražesni kūnai, švarūs energetiškai. Jeigu jaučiate transformacijas, leiskite savo daugiau pailsėti, pamiegoti. Ir miegas gali taip pat tapti nebe toks gilus. Transformacijos yra daromos stipriau žiemos periodu. Daugiau žmogus laiko turi poilsiui. Dažniausiai transformacijos tęsiasi apie 1 savaitę, paskui yra daroma 1 savaitės pertrauka. Energijos transformacijos yra išmintingos ir niekada netrukdo jūsų svarbiems darbams ir svarbioms veikloms. Bet jeigu tik mato, kad jūs laisvas ir atsipalaidavęs, tuoj imasi darbo. Tai būna ir naktimis. Visa tai tik jūsų naudai. Vasarą esate labiau užsiėmę, todėl transformacijų būna mažiau. 5 dimensijos vibracijos yra jau nuo 70 iki 120 Hz. Dabar tokių žmonių Žemėje yra apie 7 procentus.
Tai yra daug daugiau, negu reikia sėkmingam žemės perėjimui ne tik į 4, bet vėliau ir 5 dimensiją. Kai atgimsite jau kitose gyvenimuose, jau galėsite gimti žemėje, panašioje ir į rojų. Žemė yra ciklai ir periodai, kurie labai tikslus ir nepalenkiami. Per praėjusius metus įvyko žemėje daug pasikeitimų ir norite to ar nenorite, mano vaikai, tenka ir jums prie to prisitaikyti. Jūsų sielos visiškai yra susijusios su visa visata ir evoliucija. Viskas vyksta kartu, sinchroniškai. Visa visata kelia vibracijas laipteliu aukštyn. Evoliucija. Jūsų protas turi atiduoti valdžią jūsų sieloms. Keisis jūsų veiksmai, sprendimų priėmimas. Ir nebebus taip aktualu turėti daug turtų, daug namų. Kur kas daug svarbiau, ar jūsų siela atlieka tai, ko jie atėjo čia, ar daro savo uždavinius. Ir laimę jausite tik tai tada, kai darysite tai, ko reikia sielai, o ne dėl turtų ar pinigų, ne dėl ego puikybės ir arogancijos. Šįkart tiek, mano mylimi vaikai, perdavė kosminė sąmonė Primė Vida Rutkutė.